Sveikučiai. Paskutinė diena Bankoke. Ir, kaip sakiau, pasižiūrėsim keletą parkų. Nes tenais jie visai yra didelių tokių. Ir, kaip matot, šiek tiek formatas keičiasi. Gavau keletą komentarų, kad gal vis dėlto pabandyti kaip ir vlogą kažkokį tokį daryti, YouTube'ą sukelt. Tai pasižiūrėsim, kas čia gausis. Montuoti visiškai nemoku. Tai bus pirmas blynas, tikriausiai prisvilęs. Na ir šiaip, tai esmė tiesiog pasidalinti, ką veikiu, ką matau. Tai kažkokių stebuklų nereikėtų tikėtis, bet pabandysim įspausti, kiek išeina. O su laiku gal ir gerės. Tai aišku, Instagramas turi savų privalumų, savo muziką gali dėtis, tagint paprastai ir panašiai. O kadangi aš editinti nemėgstu, tai tas mano vlogas bus turbūt labai paprastas, tiesiog point and shoot. Tai vadinasi, kad bus be jokių montažų, tiesiog sudėti keli video ir tiek. Tai dabar atvariau vieną iš parkų ir tuoj pasižiūrėsim, kaip jie čia atrodo. Atrodo tikrai neblogai tarp dangoraižio. Dideli parkai su ežerais, ne su ežerais, su tvenkiniais dideliais. Šiaip tai neįsivaizduoju, kaip čia gausis su tuo video kelimu į YouTube'ą, nes šitoje vietoje biškį tinginys esu. Ir nelabai norisi per atostogas sėdėti vakarais, per atostogas, kai keliauju, sėdėti vakarais ir montuoti vidosius. Tai pasistengsim kuo paprasčiau. Vis tiek svarbiausia, kad tėtė su mama pamatytų. Geriausi žiūrovai. Tai jo, kad ir parke, bet vis tiek nelabai, nebent pavėsį, jaučiasi šiek tiek vėsesnis tas oras. Nes kaip bebūtų, tai vis tiek čia yra miesto vidurys, centras. Ir tiesiog yra karšta, tuo ir skėtį reiks ištraukti. Nes vienas dalykas, su karščiu aš gerai visai sutariu. Kas man nepatinka, kad aš žoskai daug vaikščiodamas prakaituoju. Tai tas užknis. Ir parke yra didelių dėžų turbūt. Tai eisim. Kaip visą laiką, einam paieškot, gal atrasim kažką. Fainas parkas. Ir kas dar faina, kad yra badmintono kortai, yra krepšinio aikštelės. Ir tiesiog ateini, užsirašai, užsiregistruoji ir gali padaužyti kažkiuk. Eičiau palošti. Bet man mazas, kad karšta ir suprakaituosiu labai. Tikriausiai gaučiau malkų kaip turi būti. Bet esmė, kad sporto erdvių irgi visai nemažai, kas yra iš tikrųjų logiška, nes parkas yra didžiulis ir gerai išnaudotas erdvės. Čia yra futbolo kortas, takai visur aišku dviračių, normaliai žodžiu, tvarkingas, geras, didelis parkas ir įveiklintas.
Dar vienas fainas dalykas, tai turbūt daug kur yra tokie dalykai, bet pas mus parkuose nepastebėjau, kad būtų. Tai pagrindiniai prasitampimo judesiai visokie. Tada yra apie kalorijas šnekama ir panašiai. Tarp kitko nepastebėjau, kad būtų labai žmonių daug turinčių viršsvorį. Tai čionais irgi kiek rekomenduojama tam tikram amžiaus žmonėm aktyvumo, į ką fokusuotis ir panašiai. Ir aišku, yra tenais ir aikštelė sportui skirta. Realiai visi instrumentai, įrankiai yra, norint paprastą treniruotę pasidaryti. Taip kad, kaip ir sakiau prieš tai, parkas tikrai gerai įgalintas. Ir verta apsistot kur nors šalia tokių parkų, galbūt vienam iš tų dangoraižių, kur galėtumėt paskui dienos metu, kai norit pailsėti ir nenorit niekur labai eit, atvarot į parką, pasiėmat knygą ar snacksą kokių ir galit savo chillint. Aišku, jeigu jau apsistojat tokiam dangoraižiai, tai tikriausiai ten yra ir baseinas su gražiu vaizdu, tai galit ir ten būti. Ką dabar iškelčiau pasivaikščiojimo valandėlę ir dar reikėtų nueit pavalgyti, išgerti kavos ir tada nuvaryti į kitą parką. Su maistu, kaip ir sakiau, problemos nėra. Tiesiog eini gatvelėm ir jeigu už vieno kampo nėra, tai tikrai rasi kitam kampe kur nors gaminama maistą. Tenais dar vienas parkas, į kurį šiek tiek nueisim vėliau. Dabar radau kažkokį maisto turgelį, tai nueisim pasižiūrėti, kaip atrodo, kur valgo vietiniai. Labai veiksmo daug nėra, nes dabar yra 2:30, tai darbo diena, bet veikia dalykai, dirba žmonės. Sopi. Tikėtina, kad vakare čionais daugiau veiksmų yra, nes dabar dar tik tai atrodo, kai kurie arba ruošiasi. Jo, va ten puodus tvarkosi, tai tikriausiai nieko labai daug nepamatysim. Aišku, norint labai, tai galima ir čia pavalgyti, bet kaip matau, vyksta pasiruošimas dar tik tai. Dar vienas dalykas, kas nebūdinga europiečiam, bent jau nemačiau, tai čia dabar nusipirkau kokoso vandens, jisai yra maišelį. Tai vakar susisakiau į namus maisto, irgi visi skysčiai, žodžiu, viskas maišeliuose. Tai pasižiūrėjau ir turgui, jeigu perka ten sriubą ar dar kažką, viską deda į plastikinį maišelį ir žodžiu, tai pakuoja maistą. Tai pas mus dažniausiai būna kokios nors dėžutės, indeliai, blideliai, dar kažkas. Čia tiesiog sumeta į maišą ir pasimk. Kur yra žuvų, ten galima rasti ir šitų driežų. Šis visai didelis, atrodo prisikimšęs. Ir, nu jo, šitas visai didelis. Įdomu, žmonės puola ar ne? Vienas miega. Ne, nemiega. Nebūk piktas.
kitas ten plaukia. Jaučiu, jie visai kastų stipriai. O. Šitas irgi didelis. Šiaip ko nesitikėjau, kad tokiuose parkuose vidury miesto bus tiek visai nemažai gyvūnijos. Skaitant paukščius, žuvis, voveraitės, varanus, didelės baltos gulbės, kaip galim matyti tenais. Šiaip labai gerai atrodo. Kaip ir sakau, tokia grina oazė betoninėse džiunglėse, jeigu galima taip išsireikšti. Gerai, ko nesitikėjau, tai pamatyti tiek daug varanų, jeigu neklystu, jie taip vadinasi. Prasme, čia jų pilna. Ten va kažkur vienas plaukia. Vienas per kelią ką tik perėjo. Tai čia jie matyti labai geros sąlygos. Nes kaip ir minėjau, žuvų labai daug. Matosi, kad yra. Na ką, 4 su parkais gal ir jau baigta, manau. Nes toliau, kiti parkai yra toliau. Tai nelabai apsimoka čia važinėti per visą miestą. Tai manyčiau, kad dar galima jums parodyti, kaip atrodo Bankoko prekybcentriai, kuo Bankokas irgi garsėja. Tai esu įsirinkęs vieną tokį mandriausią, gražiausią. Ir rekomenduoju eiti juos dėl to, kad vienas dalykas tai apsiprekint, faktas, bet rašo, kad labai gerai atrodo architektūriškai. Tai nueisim pasižiūrėti, nes pirkti man nieko nereikia.